Gibson testas. Tai kognityvinių įgūdžių įvertinimas, kuris... Palauk, Justina, tai kiek galima tą patį kartoti? Žmonės tiki ne mumis. Kuo? Kitų tėvų atsiliepimais. Pasižiūrėkite patys. Paskatino tiesiog mokymosi sunkumai nuo pat pradžių, nuo pat pirmos klasės. Visą laiką būdavo, jai vis silpniau sekėsi. Vis mokytojai skambina, jūs padirbėkit su savo vaiku. Jien silpnesnė, jai čia reikia dar padirbėti. Ir tai kartojasi, mus spaudžia kaip tėvus, mesgi norim, kad jai geriau būtų. Man regis įpusėjus jau programą, jin namie pasikeitė. Būdavo taip, kad jai pasakai kažką, Patricija, ten nueik, padaryk kažką, atneš kažką ten. Jin gerai nueina, grįžta po kelių sekundžių, sako, mama, ką tu man sakei? Ir maždaug, įpusėjus programą, tas labai ženkliai pradėjo skirtis, jin prieš tai ir jinai po to. Patricija grįžo ir pasakoja, sako, mama, sako, bus pi skaičiaus mėnuo. Ir sako, bus konkursas, sako, kas geriausiai, daugiausiai po kablelio pi skaitmenų pasakys, tai tas nugalės. Sako, aš labai noriu dalyvauti, sako, aš išmoksiu. Aš sakau, tai gerai, pirmin. Ir jinai pradėjo mokintis. Mane siaubingai nustebino, tikrai, nes mano vaikas, kuri eilėraštuką 3 posmelių išmokti būdavo savaitės tikslas, o čia jinai per trumpą laiką, keletą savaičių, jinai sugebėjo po kablelio pi skaičių išmokti 200 skaitmenų. Ženkliai pasikeitė ir sustiprėjo jos pasitikėjimas savim. Tiesiog jinai pati pradėjo matyti, kad jinai gali. Ir tas labai pasikeitė ir dėl to turbūt dėkingiausia esu brendžimui už šitą pokytį. Kai tu pamatai, kaip tai veikia, kad tai veikia visų pirma, tai gero dalyko, kaip tu gali nerekomenduoti. Ir jeigu įsivaizduoju, kitos šeimos gyvena taip, tarkim, kaip mes gyvenom, tai čia netgi būtina. Tikrai būtina kreiptis, kur pagaliau profesionalai gali padėti, o ne tu kankiniesi ir atrodo, kad išeities nebėra.